Aš žinokit, būsiu dabar labai rimta plaukikė. Visai neblogai bėgos, bet šilta. Exactly, ko man reikėjo. Labas rytas. Šiandien praleisim tokią sportišką dieną kartu. Viskas, kas aplink susijęs su sportu šiandien bus. Filmuojant dėžutės, ne žodžiu, kažkur pamečiau savo stovą. Aš su tą kamerą vardinėjau visur su to stovu, tai aš jį nuimu, uždedu ir kažkur pasimetė. Man bandžiau vakar eiti mašiną ieškoti ir neradau. Žodžiu, valgau pusryčius, jogurtas, braškėm, granola ir migdolų sviestu ir kavytę. Šiandien turime atkarpas ant dviračių tako, tada turėsiu tokią procedūrą keliui, parodysiu. Tada turėsim masažą, eisim plaukt. Man naujas dalykas, žinokit, kaip reikia plaukti ir kvepuoti ir daryti tai kaip kroso treniruotė, tai yra man labai sunku dar, bet bandau prisipratinti, nes tikrai yra labai geras dalykas. Šiandien žiauriai karšta, 31 laipsnis. Turim treniruotę 10 val. Tai tikėkime, nebus tai blogai. Bet dabar pavalgysiu, eisiu susiruošti ir lėksim į treniruotę. Dar galim kartu pasižiūrėti, kaip miegau. Nes čia mano mėgstamiausias dalykas, žinokit, ryte pasižiūrėti, kaip miegojau šiandien. Man patinka, kai kiti nueina miegoti ir, pavyzdžiui, ten, kada nuėjo miegoti ir atsikelia, yra 9 val. Ir sako, miegau 9 valandas, bet žinokit, ne taip viskas veikia. Tai tikrai rekomenduoju nusipirkti šiaip. Mano žiedas Rincon yra Lietuvoje, tai rekomenduoju nusipirkti, man labai patinka. 7 valandas, 7 minutės, tai beveik 8 valandas. Biški aukštas miego pulsas. Nu, nežinau kodėl, bet visai neblogas miegas. Šiandienos outfitas. Proteinas. Geliukas prieš atkarpas ir elektrolitai. Kaip tik filmuoju, taip ir vėluoju, bet viskas okei, nes nežinau kodėl, bet mano komanda skaičiuoja valandą laiko apšilimą prieš atkarpas, bet žinokit, man tiek nereikia, aš per 5 minučių ir drąsiai jau galiu pradėti treniruotę, tai nieko, jeigu kas, galėsiu ir viena prabėgti apšilimą, bet turėčiau būti laiku viskas okei, bet jo, man valandą, žinokit, tikrai nereikia apšilti. Mūsų apšilimas 25 minutės, drillsai, atkarpos, kelios, tai yra ne atkarpos, keli nubėgimai ir dar 5 minučių man užtenka. Dabar po 8 PM, šiaip aš turėčiau būti ten po 8 PM, tai viskas, lėkiu, vėl kalbu, kiek galima. Šiandien batai Vaporflies. Čia Vaporflies, man atrodo. Dabar galvoju. Jo, nes alfas kiti, tai va. Tai va, eisim dabar daryti atkarpų. Dar nežinom, kas bus, tai matysim. Aš jau po treniruotės darom tempo. 2 kart po mylę, 1 kart 2 mylės ir 800 metrų. Šiaip apie 5 turėjom daryti, bet žiauriai karšta, žiauriai sunku, tai aš dariau pusę mylios. Bet nieko tokio. Darbas padarytas, atlikiu dabar kavytės ir lėksim pasidaryti shockwave, vadinasi keliui tokią procedūrą. Man nieko nėra skaniau negu šalta latė po treniruotės. Exactly, ko man reikėjo. Cheers! Vis dar vyksta varžybos stadione, tai vos radau, kur mašiną pasistatyti. Galiu šiaip grįžti namo ir pasistatyti, bet tiesiai norėjau nuo dviračių tako atvažiuoti, nes dar buvau kavos pasimtai. Einam dabar į stadioną. Mes turim kitą įėjimą su antspaudu, kaip žino, tai gerai, kad nereikia per patį stadioną eiti, bet pasidarysim dabar tą shockwave keliams. Šiaip shockwave, reikia pasižiūrėti kaip lietuviškai įsiverčia, bet turėtų padėti regeneruoti girnelę. Ar gerai aš čia pasakiau, kad girnelė gytų. Tai va, šiaip nėra pats maloniausias dalykas, tikrai jaučiasi biški toks spaudimas kaip daro, bet visai padeda.
Nu va, pasidarėm procedūrą. Lėksim namučio, nusiprausim, pavalgysim ir turėsim masažą. Labai laukiu masažą, kažkaip visada man faina biškį pasnaust, pailsėti. Nors nemanau, kad labai pailsėsiu per masažą, nes jaučiasi, kad kūnas įsitempęs, blauzas skauda, tai manau, kad biškis skausmo bus, tai nežinau, kiek aš pasnausiu. Dar turi ateiti mano maudimukas ir tikiuosi ateis iki masažo, nes iš masažo tiesiai keliausiu plaukt. Ir nes užsisakiau pirmą maudimuką, bet buvo per mažas. Užsisakiau dydį, tikrai ten vaikų dydis kažkoks, dar nežinau, kaip tie plaukimo maudimukai, kokių dydžių ten arenos ar koksai jisai. Tai tikiuosi, kad šitas tiks, bet dar nežinau, ar spės ateiti man iki tada, kada aš išvyksiu masažą. Nes dabar 1 valanda, o man masažas po 2:05 ir aš tada tiesiai norėčiau eiti plaukt. Bet nieko tokio, jeigu ką, užsidėsim paprastą maudimuką, bet turiu kepurytę, turiu akinius, tai užteks. Aš žinokit, būsiu dabar labai rimta plaukikė, nes turėjau akinius iš pradžių, užsisakiau vienus, nelabai patiko man jie, tai dabar užsisakiau tokius geresnius biški, tai va, irgi čia arenos. Kaip ir turi būti tas maudimukas, kuris turėtų ateiti. Tikiuosi, kad ateis, nes vis tiek fainiau, kai su tuo tikru plaukė, o ne paprastu maudimuku. Tai dar kas nervuoja, dabar turiu laikyti kamerą, nes mano stovas kažkur dingęs yra. Tai nežinau, reikės jau čia naują stovą užsisakyti. O pietum pasidarysiu, turiu duonos, kaip pastebėjot, jau nebekepu savo sourdough, kažkaip, nežinau, mano starteris, kai buvau išvykus, jisai mirė man, tai dar nepasiėmiau, o mano draugė dabar išvykus į Aukštikalnes, tai žodžiu, neturiu starterio, tai turiu tiesiog nusipirkus duonos, pasidarysim su avokadu, kiaušiniu, gal kreminiu sūriu, padarysim tokius avokado taustą ir šiaip paprastą taustą su kiaušiniu pietum. Tai va. Ai, dar turiu beikono. Mes turim kartu. Ne, turiu beikono dar pasidarysiu, tai kažką pasižiūrėsim, žodžiu. Kiaušinis, duona, avokadas, beikonas, kreminis sūris. Kažką sugalvosim. Svarbiausia yra karpsų ir proteino. Ir biškė riebalų. Aš visada tiesiog įsitikinu, kad yra karpsų, tai duona, proteinas, kiaušiniai, riebalai, avokadas, kreminis sūris. Tokį balansą, visada, kad būtų balansas. Pietukai dan. Bon appetit. Panepinom, pailsėjom kažkiek, tikrai nedaug. Dabar 2:30 lėkiu į masažą. Po masažo lėksime į baseiną. Tai tokia busy dienelė, išėjo pamiegot kokių 20 minučių gal. Bet nieko, bent jau kažkiek išėjo. Tai šiaip oras toks karštas, žiauriai dūšna, bet po to bus geriau, šiandien 3 laipsnis, įsivaizduokit. Neblogai visai. Po to biški vėsiau bus jau nuo trečiadienio, nuo ketvirtadienio. Ir lietaus gausim. Tai gal biški nieko. Tai va. Manau, reikės pradėti biški į sauną paeit, nes kitos varžybos bus pre-classic. Ir pre-classic dažniausiai būna vidury dienos ir šiuo metų laiku labai karšta Eugeniai. Tai gali būti arba visai nelabai karšta, arba labai karšta. Tai vis tiek reikės į pirtelę paeit, kai atšals oras, kad biški kūnas prisipratintų prie karščio, nes pirmos treniruotės buvo tai labai sunkios. Labai tas karštis įtakoja, tai gerai. Viskas, aš jau lėkiu. Aš jau po masažą. Lėkiam plaukti, tikiuosi, kad bus laisvas takelis. Žinot, aš tokia plaukikė, tai ne šiaip juokauju. Po masažo dabar biški užsimegojus tokia, tai reikia atsikelt ir lėkti. Šiandien labai busy diena, tai bet nieko, gera diena. Padarysim gerą darbą, gerą atsistatymą. Lėkiam plaukti. Done and dusted. Kem 5 minutės plaukimo. Sekės, tai žinokit, taip sakyčiau, nes tai išeina kvėpuoti, tai neišeina kvėpuoti, nes man kažkaip oro vis trūksta, žodžiu, išmoksim.
Ir dar aš jums čia rodau, ką valgau, tai žinokit, aš visada snekinu. Kai tiek sportuojant ypač, tai va. Jam. Lemba, aš gerai įdegus, ne? Šiaip kaip saulė kepina ir dar kai lauke plauki, tai visą neblogai pakepus, bet kaip matėt, pasiėmiau maučiai ir radau pistašijos skonio, o man pistačio ledai yra labai patinka. Tiesiog padarysiu tokį dubenėlį su steiku, saldžio bulvė, nes turiu pusę saldžios bulvės nuo vakar ir agurkėliais, hamasu, tokį lengvą dubenėlį ir eisiu žiūrėti Love Island USA, nes dabar yra Casa Amor ir ten belekas vyksta ir man žiauriai patinka. Aš dabar taip užsivedus Love Island USA, jau kaip ir minėjau anam video, bet jau nekantrausiu kiekvieną dieną, kad greičiau tą epizodą pamatyti, tai padarysiu vakarienę ir eisiu žiūrėti Love Island USA. Va čia tai vasaros garsas, ane? Labas rytas. Pasidariau pusryčius, pasidariau šaltos latės su biški medaus šiandien ir košytę su grūdėta varške, bananų, mėlynėm ir cinamonu. Šiandien eisim bėgt, eisim daryti eliptikulą, gal eisim į pirtį, žiūrėsim kaip jausimės ir darysim prieš trauminius pratimus. To įsirasiu, kokią man tą išvadą dėl keliukų padarė. Čia viskas dėl bėgimo formos. Gaunasi, kad biški nevienodai mano kūnas veikia, kas viskas yra normalu, manau, bet galima ant to padirbėti. Kur aš siunčiau tą žinutę? Tai kairė pusė dubens liemens sritis nestabilizuojama pakankamai gerai, todėl kelio sąnarys perima papildomą apkrovą, kurios neturėtų. Tai žodžiu, reikia ant dubens biškį dirbti ir dešinės pusės didysis sėdmens raumuo neaktyvuojamas tinkamai, vėlgi daugiau krūvio tenka kelio sąnariui. Tai reikia biškį dirbti, žodžiu, dėl sėdmenų ir klubų ir stiprinti, nes šiaip dažniausiai, jeigu yra kažkokia problema, turi traumą ten ar kelio, ar pavyzdžiui, achilo ir panašiai, tai žinokit, viskas atsitinka dėl jūsų formos. Kažkur kūnas tiesiog nevienodai veikia, tai dažniausiai ne ta pati sritis yra kalta, bet kažkur kitur. Tai va, suradom tokias priežastis ir darom pratimus, dirbom, testuom ir tikėkime, kad viskas pagerės. Tai va, dabar toks planas, važiuoju bėgti, tada treniruoklis, pirtelė ir padarysim pratimus. Tai smagus rytas, užtruksim tikrai ilgokai, manau, tai nedaug žirdžiaujam ir lekiam sportuoti. Koks gražus orelis šiandien, eina savo. Tobulas rytas krosui. Pažiūrėkit, kaip atrodo mano batai. Nu, ta prasme, aš nieko negaliu padaryti, nes, žinokit, čia vien tik tai murzynės, purvynės, visokios. Tai gerai, susiaktyvinu ir eisiu prasibėgti. Labai fainas oras šiandien. Krosiukas Dan. Labai šilta. Atrodo visa plipus voratinkliais, nes kažkaip kaip jeigu pilna jų skraidė, tai gausi 6 mylius. Tai čia gaunasi kažkur 9,6, 9,7 kilo. Visai neblogai bėgos, bet šilta. Tai visa drimbų prakaitų, bet lėksim dabar daryti treniruoklio. Šiaip reikia man pasakyti, kad aš darysiu lengvai, nes kaip matėt video, užkeliu pulsą visai aukštai, pasileidžiu savo muzikos ir iškart varau biški per daug. Nereikia mes su to treniruokliu persisengti, tai ramiau biški, laikysim pulsą, kontroliuot bandysim, kad gal labiau to aerobinio darbo, ne taip, kad labai išvargint širdelę. Lekiam dabar į pirtelę.
Einam palys po dušu dabar, nes visą suprakaitavus ir eisim biškį padaryti pratimų. Nieko ten daug nebus, tiesiog prieš trauminių tokių. Apsitvarkėm, leidžiam daryti pratimų. Hours later, aš jau mašinai lėksiu namo pavalgyti, nes noriu valgyti, pavargus, noriu pailsėti, šiandien dar turiu planų, bet kiek pavyko, tiek pafilmavau pratimų biškį, gal pasisemsit kažko. Šį prieš trauminiai pratimai yra labai svarbus, jeigu bėgiojat, nes vien tik bėgimo neužtenka, būtų labai fain ir smagu, jeigu užtektų tik bėgti, bet iš tikrųjų, jeigu norit išlikti sveiki ir neturėti tokių traumų ar rūpesčių, tai būtinai pasidarykit prieš trauminius pratimus kelis kartus į savaitę. Labai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad praleidote šitą laiką su manim. Labai prašau, prenumeruokit kanalą, nes labai nedaug trūksta iki 1000 prenumeratorių, tai būtų labai smagu. Laikinkit, komentuokit ir susitiksim kitam video. Ciao!